Ir aš parodysiu jums, ką galite padaryti. 4 paprasti žingsniai, kaip pakeisti šią davimo-gavimo santykių tėkmę savo santuokoje. Pasirengę? Štai pirmas punktas. Kaip priversti vyrą daryti tai, ką nori, kad jis darytų? Pirma, reikia paprašyti jį daugiau negu vieną kartą. Tik kartą paprašyti vyrą kažką padaryti yra tas pats, kas neprašyti jo visai. Paklausite, kodėl taip yra? Kodėl taip? Kodėl? Todėl, kad mes įsijungę priėmimo programą. Nuolat imam. Vyras tik ima ir ima. Varžydamasi, sukdamas verslą. Įjungta priėmimo programa. Staiga žmona jam sako, aš vaikštau su uodega. Paliksiu ją kuriam laikui čia. Gerai. Kur aš baigiau? Kodėl taip sunku vyrams? Kodėl taip? Pabandysiu dar sykį. Reikės visą tai iškirpti. Tik kartą paprašyti vyrą kažką padaryti yra tas pats, kas neprašyti jo visai. Kodėl taip yra? Vyrai įsijungia priėmimų programą. Nuolat imam. Mes imam varžydamiesi, imam sukdami verslą. Imam ir imam. Įjungta priėmimo programa. Staiga žmona klausia, brangusis, ar nepadarytum kai ko dėl manęs? Tada jo kairysis smegenų pusrutulis klausė dešiniojo. Nieko negirdėjai. Dešinysis pusrutulis atsako, ne. Ir vėl ima. Kad vaikinas išgirstų, reikia pakartoti daugiau negu vieną kartą. Dažnai moteris galvoja, jog vyras jai priešinasi. Kad tu sėdi ir tyčia nedarai, ko ji nori. Iš neapykantos jai. Bet patikėkit, kai jūs paprašėte jį, jam pro vieną ausį įėjo, apsisuko aplink jo tuščiąją dėželę ir išėjo pro kitą ausį. Jis neatsimena nė žodžio, ką jam sakėte. Kai pirmą kartą tai studijavau, galvojau, kad taip negali būti, kad šis pastebėjimas netikslus, nes mano žmonai nesunku paprašyti mane daugiau negu vieną kartą. Brangusis, ar negalėtum padėti man tuo ir tuo? Sakau, ne. Nagi, mielasis, padėk man. Ne. Nagi, ji ima plekšnoti man per skruostus. Tu toks geras vyras. Padaryk tai dėl manęs. Gerai, ir imuosi daryti. Taigi pirmą kartą perskaitęs, jog moterims nepatinka prašyti daugiau negu vieną kartą, tuo nepatikėjau.